Treneris su pergalė. Taigi, ką pavyko pagerinti po vakarykščių rungtynių, kad šiandien pavyko pasiekti teigiamą rezultatą? Ačiū. Perdavimas tikslesnis truputį. Šitą mes padarėm susirinkimą. Kalbėjom, kad koncentracija didesnė būtų viso žaidimo metu. Ir kad kiečiau žaisti, nes Balkanų šalis jos labai kietą grūbų futbolą žaidžia, kad mes nenusileistume. Ir aišku judėjimas, bet šiaip tai yra pavasarinis futbolas, tai aš kaip ir sakiau, nes mūsų žaidimas gerės, nes mes iš po salių, iš po manėžų, o dabar vienas rungtynes sužaidėm, antras, trečias, aš galvoju, kuo toliau to mūsų forma gerės. O ko dar trūko, ką dar reikėtų pagerinti iš tikrųjų žaidime? Susižaidimo reikia technikas visada gerinti, reikia, kad taktinius dalykus atliktų, kas yra sakoma, mąstymą. Čia daug ko yra, darba yra. Balkanų iššūkį atlaikėm šį kartą, liko Italijos komanda. Ką galite pasakyti apie šią komandą? Apie šią komandą pasakyti nieko negaliu, galiu pasakyti apie pavadinimą komandos, kad tai yra garsus pavadinimas ir reiškia Lazio. Tai aš įsivaizduoju žais technišką futbolą, italai mėgsta technišką futbolą, tai mes bandysime atsakyti to pačiu.